Didysis pasaulio prekiautojas, 8 ritinėlis. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Šilkmedžio lapas paliestas genijaus rankos pavirsta šilku. Molis paliestas genijaus rankos pavirsta rūmų sienomis. Kiparisas paliestas genijaus rankos pavirsta altoriumi. Nukirpta avies vilna, kai prie jos prisiliečia genijaus rankos, virsta karaliaus apdaru. Jeigu įmanoma lapų, molio, medžių ir vilnos vertę padidinti 100 kartų, 1000 kartų, argi aš negaliu to padaryti su moliu, kuris nešioja mano vardą? Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Aš panašus į kviečio grūdą, kurio laukia viena iš 3 ateičių. Kvietys gali būti pasemtas į maišą ir išpiltas garde, kur jį suės kiaulės, arba jis gali būti sumaltas į miltus ir iš jo iškepta duona, arba jis gali būti pasėtas į dirvą, kur išaugs tol, kol jo auksinė varpa subrandins 1000 grūdų. Aš esu panašus į tą grūdą, tik turiu vieną skirtumą. Kvietys negali pasirinkti, ar jam bus sumaitintas kiauliai, ar jam bus sumaltas į miltus, ar jam bus pasėtam, kad daugintųsi. Aš turiu pasirinkimą ir neleisiu, kad mano gyvenimas būtų sušertas kiaulėms arba sumaltas nesėkmių ir nusivylimų girnų, arba būtų laužomas bei naikinamas pagal kitų valią. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų, kad kviečio grūdas augtų ir daugintųsi, reikia jį pasėti trąšioje dirvoje, kur tamsu, o mano nesėkmės ir nusivylimai, nemokšiškumas ir nesugebėjimai ir yra tamsa, į kurią aš buvau pasodintas sunokti, kaip ir kviečio grūdui, kuriam reikia lietaus ir saulės, kad suželtų ir sužydėtų, taip ir man reikia auginti savo kūną ir protą, kad išpildytų mano svajones. Bet kad kvietys išaugtų ir subręstų, jis turi kentėti gamtos užgaidas, man laukti nereikia, nes aš turiu galimybę pasirinkti savo likimą. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Bet kaip aš tai pasieksiu? Pirmiausia, aš nustatysiu savo tikslą dienai, po to savaitei, po to mėnesiui, po to metams ir pagaliau visam gyvenimui. Kaip ir lietus turi palyti, kad kvietys prasimuštų pro savo kiautą ir sudygtų, taip ir aš privalau turėti tikslus prieš susiklostant mano gyvenimui. Nustatydamas tikslus aš prisiminsiu savo geriausius praeities laimėjimus ir padauginsiu juos 100 kartų. Tai bus norma, pagal kurią gyvensiu ateityje. Aš niekada nesisielosiu, kad mano tikslas pernelyg didelis, nes argi negeriau nutaikyti strėlę į mėnulį ir pataikyti į erelį, o ne nusitaikius į erelį pataikyti į uolą. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Mano tikslų dydis niekada nebegins manęs, nors aš ir dažnai suklupsiu prieš pasiekdamas juos. Jeigu suklupsiu, pakilsiu ir nesisielosiu dėl savo nuopolių, nes visi žmonės turi dažnai suklupti prieš pasiekdami namus. Ir tik kirmėlės gali nesirūpinti, kad suklups. Aš nesu kirmėlė, aš nesu svogūno laiškas, aš nesu avis, aš esu žmogus. Tegul kiti stato olas iš savo molio, aš statysiu rūmus iš savojo. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų ir taip, kaip saulė turi šildyti žemę, kad kviečiai subrandintų sėklas, taip pat ir šie rankraščiai sušildys mano gyvenimą ir pavers mano svajones tikrovę. Šiandien aš patobulinsiu kiekvieną poelgį, kurį dariau vakar. Aš įveiksiu didžiausią šiandienos kalną, rytoj įlipsiu į dar aukštesnį, o poryt jis kils dar aukštesnis nei rytojus. Nieko nereiškia pralenkti kitų žygdarbius, svarbiausia pralenkti savo paties. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Kaip šilti vėjai padeda bręsti kviečiams, tie patys vėjai nuneš mano balsą tiems, kurie klausysis, o žodžiai tie bylos apie mano tikslus. Vieną kartą juos pasakius, negarbinga jų nevykdyti, nes taip galima suteršti savo vardą. Aš būsiu savo paties pranašas ir nors visi gali juoktis iš mano planų,
Jie vis dėlto žinos apie juos, taigi nebeturėsiu kur dingti, tol kol mano žodžiai nepavirs sėkmingais žygiais. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Aš netapsiu bjauriu nusikaltėliu, nes niekada nekelsiu savo žemų tikslų. Aš padarysiu tokį darbą, kurio neišmanėlis nesugebėtų įvykdyti. Mano siekiai visada pralenks mano laimėjimus. Aš niekada nebūsiu pernelyg patenkintas savo reikalais turguje. Aš visuomet kelsiu savo vis didesnius tikslus, kai tik ankstesnieji bus pasiekti. Aš visada sieksiu, kad ateinanti valanda būtų geresnė už buvusią. Aš visuomet skelbsiu pasauliu apie savo tikslus, tačiau niekada nešauksiu apie savo laimėjimus. Geriau tegul pasaulis pats giria mane, o aš norėčiau turėti pakankamai išminties, kad ramiai priimčiau pagirimus. Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. Vienas kviečio grūdas išaugins 100 grūdų, kurie vėliau išleis 100 varpų, tą 100 padauginus iš 10, jis išmaitins visus pasaulio miestus. Argi aš nesu daugiau nei kviečio grūdelis? Šiandien aš padidinsiu savo vertę 100 kartų. O kai tą padarysiu, aš vėl tą pakartosiu, o visi stebėsis ir žavėsis mano didybę, kai šių rankraščių žodžiai įsikūnys manyje. 8 rankraščio pabaiga. Dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.